Sveikinu su visais besiklausančiais mūsų tinklalaidės Keičiam temą. Na, o šiandienos epizodas tai bus ypatingas, nes tai paskutinis pokalbis šiais metais. Na, o užbaigti metus norim skirdamos laiko dėkingumui. Tai tam jausmui, kuris gali pakeisti mūsų požiūrį į gyvenimą ir pridėti jam prasmės. Na, o šiandien su manimi yra mano kolegės, kaučingo specialistės Laura ir Ernestas. Sveikos merginos. Labas Vaida ir labas tiem, kurie klauso. Sveiki visi. Kai mokomės pastebėti ir vertinti tai, ką turime, mūsų pasaulis atrodo visai kitaip. Tai šiame epizode ir kalbėsime apie tai, kaip dėkingumas keičia mūsų gyvenime. Ir pasidalinsim įžvalgomis ir praktiniais būdais, kaip jį ugdyti kasdien. Dėkingumas atrodo toks paprastas dalykas ir, kartais ne tai, kad pamirštame jo galią, bet dažnai jos net nežinome, nes sąmoningai to nepraktikuojame. Tai, merginos, kas jums yra dėkingumas ir kaip jūs jį suprantate? Tai aš galiu pasidalinti, man dėkingumas tai yra toks gebėjimas vertinti ir pripažinti tai, ką mes turime, ar kas mums suteikia džiaugsmo ar prasmės. Ir man tai nėra toksai kaip trumpalaikis džiaugsmas, dėkingumas įkvepia jausti tokį gilesnį, sakyčiau, ryšį su savim, su pasauliu ir padeda pastebėti grožį, vertę, galimybės, kad ir mažiausiuose dalykuose. Ta prasme, nuo pačių mažiausių, kad džiugina saulės šviesa, sakykime, iki dėkingumo už šeimą, už gyvenimą ir tos jau grand dalykus. Man gal labai panašiai kaip tau, Laura. Aš jį, jeigu taip savai žodžiais įvardinant, tai įvardinčiau kaip būseną. Nes man atrodo, kai iš tikrųjų pavyko atrasti tą dėkingumą, kaip aš jį suprantu, jisai kažkaip peraugo iš to tokio momentinio veiksmo, minties į daugiau nuolatinę būseną. Ne visada, aišku, ne visų 100% pavyksta ją išlaikyti, bet siekimybė tokia. Ir ta būsena dėkingumo, jinai padeda daugiau fokusuotis į tai, ką aš turiu jau čia ir dabar, ir mažiau galvoti apie tai, ko man trūksta. Ir daugiau sugrąžina į dabartį ir mažiau, kaip čia skatina, arba padeda mažiau knistis po tai, kas jau įvyko, arba tai, kas gali įvykti, arba gali neįvykti. Ir va tai, kad tu, Laura, ir vardini nuo tų grand didelių dalykų, kurių galbūt kartais pavyksta pasiekti, iki tų mažų dalykų, kuriuos mes turim, ir daugiau galbūt dėkingumas, mano supratime, kalba apie tuos nematerialius dalykus, kuriuos įprastai sudėtinga yra apčiuopti. Ir man čia labai gražiai Laura pasakė ryšys. Tai ryšys su tuo, kas aš esu ir su tuo, kas mane supa. Ir to ryšio kūrimas, jisai ateina per pastebėjimus tų pozityvių dalykų. Nes, kaip mes jau ir šnekėjom, viena iš mūsų ankstesnių laidų, kad mes dažniausiai koncentruojamės į tuos blogus dalykus, ar ne, nuo kurių reikia bėgti, nuo kurių reikia saugotis, arba kuriuos reikia dar tobulinti. Tai dėkingumas man ir yra būtent tas ryšys su pasauliu, su tais dalykais, kurie man nutiko. Anksčiau aš to dėkingumo kažkaip neakcentuodavau, jį nesikoncentruodavau. Ir ką minėjau pačioj pradžioje, ar ne, tai į jo negalima praktikuoti, jeigu tu jį apie jį nežinai. Tai aišku, visą šitą sužinojau iš saviugdos knygų. Ir dabar norėčiau, merginos, irgi, kad jūs pasidalintumėt, kokia buvo jūsų kelionė, kaip jūs atrado dėkingumą, kaip jis atsirado jūsų gyvenime ir kaip jūs jį praktikuojate. Galvoju, kad aš matyt to tokio tikslaus momento, kada aš apie jį sužinojau ar pradėjau domėtis, net ir neįvardinčiau. Ir tas mano kelias, jis buvo matyt pakankamai standartiškas, podcastai, knygos, kažkur paskaitytas straipsnis, kad toks dalykas iš esmės egzistuoja, bet pamenu save kelionės pradžioje, tai aš buvau taip labai pagal raidę supratus tą dėkingumą ir galvojau, kad reikia sugalvoti kiekvieną dieną čia už ką būti dėkinga, ir tas buvimas dėkinga, tai pačioje pradžioje buvo gal ne kiek dėkingumas, bet kiek džiaugsmas, dėl ko aš džiaugiuosi dienoj. Tai ką aš darydavau, aš atsigulus vakare į lovą prieš miegą, galvodavau, gerai, kuo aš čia šiandien džiaugiuosi, ir labai dažnai tai būdavo paieška tokių
labai aiškiai apčiuopiamų, pamatuojamų dalykų, už ką galiu būti dėkinga. Ir būdavo labai kartais sudėtinga ir toks erzulys, pamenu, paimdavo, kad aš čia nežinau, ta diena tokia sunki ir viskas čia šiaip užknisa šiuo metu, už ką aš dar būsiu dėkinga. Ir buvo tokių ir numetimo, ta prasme, kaip liovėjusi, ar ne, nes prasmės nesimatė, atsibosdavo, nesuprasdavo, erzindavo, ar ne. Ir matyt, per keletą tų tokių skirtingų užėjimų ir bandymų vėl jausti tą dėkingumą, pavyko atsidurti ten, kur esu šiandien dienai, kai daugiau nereikia net sulaukti to tokio vakaro, kad atsigulti, ar ne, gali dienos eigoj pagauti save, kad esu dėkinga už šypseną šalia esančio žmogaus, už savo šypseną galų gale, už savo pasiekimus, už kitų žmonių pasiekimus, už tai, kad galiu grįžti namo, kur manęs laukia ar ne dukrytė, už tai, kad galiu pasakas, tai tokių labai paprastų dalykų ir aš juos stengiuosi susigaudyti dienos eigoj, kad nereikėtų vakare ir man atrodo, tada tai ir perauga į tą būseną, kurią minėjau, nes iš esmės esu dėkinga, kad esu ten, kur esu, tokia, kokia esu šiandien dienai ir su tai žmonėm, kurie yra aplinkui mane. Ir dabar aš pradėjau praktikuoti šitą dalyką su savo dukryte, tai irgi pasiėmėm tą paprastesnį lygį. Ir vakare po pasakos paskaitimo aš klausiu jos, už ką tu džiaugiesi šiandien, ar ne, kokie dalykai yra. Ir faktas labai gražu matyti tą evoliuciją per vaiko prizmę, nes irgi vardina, ne, kad džiaugiasi, nes ledą kokį suvalgė, ar ten kažkas darželį žaidė labai įdomiai, ar kažkur buvom galbūt visi kartu ir panašiai. Tai mano kelionė tokia būtų. Labai gražus tas tavo pritaikymas, ar ne, ir rezonavo tas toksai sąmoningi tėvai augina sąmoningus vaikus. Iš tikrųjų džiaugiasi ir širdis, kad jau ta karta auga su tokiu sąmoningu mąstymu. Ir aš galvoju, Vaida, vaikai yra atviresni šitiems eksperimentams, paieškoti, už ką aš esu dėkingas. Pabandykite paklausti suaugusio žmogaus, už ką jis yra dėkingas, ypatingai jeigu jis yra tame etape, kai ne viskas rožiam klota, esu bandžius. Tai suaugęs žmogus priešinasi gerokai stipriau ir aš galvoju, kad dėl to, kad neturi to raumens, tai yra absoliučiai natūrali reakcija, ar ne, tas pasipriešinimas, susierzinimas. O vaikai, jie tokie labai lankstus, jiems viskas smalsu, jie nori išbandyti, jie perklausia atgal tada, ar ne, jeigu imti mano ir dukros santykį, jinai perklausia manęs atgal, už ką aš esu dėkinga. Ir tai irgi mane, skatina vėl pasižiūrėti kitaip 5 metai, galbūt atsakyti klausimą, už ką aš šiandien džiaugiuosi arba esu dėkinga, reikia kitų dalykų paieškoti, negu pati savo įsivardinu. Tai būna dar irgi toks geras susitikrinimas. Klausiausi tavęs, Ernesta, ir man pačiai labai rezonuoja ir iš kur kilo tas klausimas, kaip tas dėkingumas atsirado gyvenime. Tai mano pačios gyvenime jisai atsirado gal prieš 5 metus, kai nusipirkau Tony Robbins kursą. Tai tos pirmosios praktikos buvo toksai užrašymas, ar ne, kiekvieną dieną bent 10 dalykų, ar 20 dalykų užrašyti, už ką esu dėkinga, ir ėjo labai techniškai. Tai va čia būtent, ką tu sakai, kad, pasakyk suaugusiam, paklaus suaugusiu, už ką tu esi dėkinga, ir jeigu jisai nėra prisilietęs prie saviugdos ir savo emocinio to intelekto vystymo, tai jam yra labai sunku, lygiai buvo ir tas pats ir man. Ir dar su tokia mintim, palauk, man taip sunku, nė velnio, aš čia nedėkingas, ir taip kvėpuoju kiekvieną dieną. Tai skam turi ateiti gilesnis pajutimas ir ilgesnis laikas galbūt turi praeiti, kad tai nebūtų tik tai pasakyti žodžiai, tie techniniai dalykai. Bet žinai, Vaida, aš klausau tavęs ir galvoju, bet matyt per jausmą ir ateina tada, kai techniką pirmą išbandai. Taip iššokti tą jausmą, nežinau, galbūt ir yra įmanoma, ar ne, bet įprastas kelias, kuris yra labai labai normalus per techniką, ir kai tu pasidalinai, kad 20 dalykų įvardinti, aš iškart pagalvojau, wow, tai yra didelė užduotis ir tikriausiai aš net būsenoj, toj būdama, išmokėdama, ar ne, tą dėkingumą kasdieną kažkaip pajausti, galvoju, man dabar reikėtų atsisėsti ir 20 dalykų surašyti, tektų gerai palaužyti galvą. Čia geras iššūkis. Man iš to, kad tu dalinaisi, nuskambėjo kaip treniruotė, kai mes treniruojamės ir sportuojam, kad raumenis augtų, tai va čia tas dėkingumo rūmo galbūt auga, bet technikos niekaip neišeis. Taip, čia kaip pirmą kartą nuėjęs į sporto salę, atrodo, niekada to raumenis neužauginsi. Aš pritariu dėl to 20 skaičius tikrai didelis.
Bet aš gal pasidalinsiu iš savo pusės, nes aš nejau labai technišku tuo keliu, aš kaip tik ėjau per tokį pajutimą. Ir dabar iš tikrųjų klausant, iškilo toks prisiminimas, kaip pirmą kartą kilo gal mintis apie dėkingumą, dar net neturėjau žodynę iš tikrųjų labai tokio svaraus žodžio, tai tas buvo labai senai, čia nežinau, kaip 15 metų atmetus atgal. Ir mes tuo metu keliavom ir mano viena draugė gyveno tuo metu Ispanijoje ir, žodžiu, mes susitikom pietų ir ten taip toliau, jinai, žodžiu, su savo pusėm supažindino ir taip toliau ir taip toliau. Ir mes turėjom labai gerą laiką ir jos tuometinis, įvardinkim, draugas, ar ne, turėjo labai tokį, man tuo metu labai keistą įprotį ir paskui žiūriu, kad jie abu tą patį darė. Ir vienas dalykas, jie labai džiaugsmingai viską reaguodavo, kas prieš tiek metų atrodo truputėlį keistai. Ir kitas dalykas, tarkim, atneša maistą ir tada jisai būdavo taip truputėlį pakelia akis į viršų, sudeda rankas kaip maldai, thank you, 3 kartus. Ir tas thank you per dieną nuskambėjo, nežinau, kokį 100 kartų turbūt. Tas taip natūraliai jų bendravime įsiliejo, kad man, atsimenu, tokį labai, nežinau, užkrėtė netgi iš tikrųjų. Ir grįžus į Lietuvą, aš kažkaip netgi taip mintyse pradėjau realiai bandyti tą kartoti, bet tas labiau iš to fizinio pasakymo perėjo į mintis ir paskui per laiką kažkiek net ir užsimetė, bet karts nuo karto aš jį vis prisimindavau. O paskui tas dėkingumas, aišku, atėjo vėlgi per ėjimą tuo saviugdos keliu, čia jau visiška klasika, nekartosiu. Ir aš irgi bandžiau užsirašinėti tuos ten 3-5 dalykus kiekvieną vakarą, bet aš labai greitai užmečiau šitą dalyką, nes irgi erzino ir taip toliau ir galvoju, ne, man taip netinka. Ir aš vis mintimis grįždavau prie tos minties apie dėkingumą, kol vieną vakarą prieš užmiegant pagalvojau, ir aš dabar galvoju, man atrodo, aš pagalvojau apie terapiją ir pagalvojau, kiek man daug davė, kiek man daug kelių atvėrė, kaip pakeitė mano mąstymą, kaip viską. Ir aš tada pagalvojau apie tą savo terapeutę ir tada aš kažkaip galvoju, bet čia dėkingumas yra ir aš taip labai labai giliai pajutau tą tokį tikrai transformacinį jausmą, kai tu tikrai jautiesi dėkingas viskuo, visų kūnų, visą sielą. Ir man tas jausmas toks labai stiprus, ryškus išliko ir aš vis norėdavau grįžti prie to jausmo, nes jis labai geras yra. Ir keli metai praėjo, tai tuo jausmu pasimėgauti aš dabar jau galiu ir dienos metu, man nereikia jau ten labai, kaip ir Ernestai įvardino, ar ne, nereikia ten labai jau susikaupti, labai įeiti ir labai pagalvoti. Ta jūsų žadina ir be žaidžiantis vaikai, ir gražus saulėlydis, ir kiekvienos dienos tos akimirkos. Taip, ir aš prisimenu dar tuos metus, kai apie dėkingumą, tokį kaip praktikavimą, dėkingumo sąmoningą praktikavimą nieko nežinodavau. Ir dabar, kaip tu, Laura, čia pasidalinai, pagalvoju, kad, taip, tas dėkingumas visą laiką buvo, aš buvau dėkinga. Ir netgi tas pats jausmas, kai stovi prieš savo komandą ir jie didžiuojasi, ir tas toksai, lyg ir ašaros, akyse kaupėsi ir iš tikrųjų yra labai geras. Ir tada supranti, kad gyventi vis tik tai yra gerai, žinant, kad pasaulyje yra daug gerų dalykų. Aš dar truputėlį noriu pagražinti, man labai užkabinama tas, kai tu sakai, žinai, ten tai senesniais metais, ar ne, ten būdavo tas jausmas, bet aš galvoju, aš irgi turėdavau tą jausmą, bet aš jo nemokėdavau įvardinti. Ta prasme, jeigu manęs būtų tuo metu paklausę, ką tu jauti, aš būčiau sakius, kažką gero. Bet turbūt nebuvo to emocinio intelekto ir čia vėlgi parodo, kiek daug duoda tikslus emocijos ar jausmo įvardinimas. Ne tai, kad jauti kažką gero, bet tu žinai, kad tai yra dėkingumas. Taip, tu gali to turėti daugiau, dažniau, stipriau. Čia mes pereinam taip labai gerai prie sekančio klausimo, ar ne? Kodėl dėkingumas yra svarbus? Čia toks gal net nežinau, ar trumpai išeina atsakyti. Gal trumpiausias atsakymas viskuo svarbus, bet svarbus ir kuriant tą ryšį, svarbus ir tuo, kad perkelia tavo fokusą į tai, ką jau turi ir numuša nuo to ten kažkokio tai neturėjimo ar nepasitenkinimo. Ir aš manau, kad suteikia gyvenimui tiesiog geresnę perspektyvą, nes
net ir iš blogų kažkokių neigiamų situacijų gali kažką pasimti, padeda mokintis, padeda įsisavinti tas pamokas. Ir aš pastebėjau, netgi jeigu šiuo metu, tarkim, man kažkas yra sunkaus, aš į tuos dalykus pradedu žiūrėti į tai kaip, tai čia yra pamoka ir ką man reikia išmokti. Ta prasme, gal aš nesuprantu dabar, kodėl taip vyksta, bet aš žinau, kad kažkada aš suprasiu ir kažkada ateis. Tai tiesiog gal palengvina išgyvenimą ir gerina gyvenimo kokybę. Labai čia tu daug gražių dalykų suvardinai. Aš klausau tavęs, šipsaus. Galėčiau tik tai galbūt pridėti iš savo patirties, kad dėkingumas padeda kartais labai sunkiose situacijose. Jeigu tai per pavyzdį eiti visai nesenai, ar ne, kaip palyginus, nesenai netekau savo močiutės. Ir šitą situaciją, tas netektis ar negedulas, gydėjimas, jis yra pakankamai sudėtingas, bet man dėkingumo prizmė jį labai gerokai palengvino, nes aš visada atsimenu, kaip aš nuvažiuodavau pas ją ir aš girdžiu jos balsą, kuriuo jinai pasitikdavo ir šypseną ir visą tą procesą nuo to momento, kai aš paspaudžiu durų skambutį ir jau girdžiu, kaip močiutė ateina atidaryti durų, iki to pasitikimo ir išėjimo, aš kažkaip pats to dėkingumu, kad galėjau tai patirti ir galėjau turėti tą santykį ir man jis padeda tokiose situacijose ir kitose situacijose, kai ne viskas vyksta pagal taip, kaip norėtųsi, kad vyktų, ar ne pagal planą. Dėkingumo paieškojimas tose situacijose padeda jas, palengvina, šiek tiek Laura, tu irgi tą minėjai, ar ne, kad gerokai kitaip palengvina. Ir kitą kampą pridėčiau, kad man atrodo, kai praktikuojam dėkingumą, tuo pačiu mokom save mąstyti kitaip. Ir tai yra kaip tam tikra treniruotė, kaip tam tikras pratimas, bet to, ką jau ten gero sukuriam. Ir trečias dalykas, aš sakyčiau, kad įneša lengvumo į gyvenimą. Jeigu tu gali pamatyti kasdienoje gerus dalykus, jeigu tu gali vertinti žmonės, kurie yra aplink tave, save, galų galia būti dėkingam savo, reikia nepamiršti, ne? Visai kitaip gyvenasi, visai su lengvumu ir būna kitų paslydimų, bet sąmoningas dėkingumo praktikavimas, man atrodo, padeda mums sugrįžti į tą gerokai ramesnę būseną, kai kažkas išbalansuoja, kažkas sutrigerina ar ne, kai konfliktinėse situacijose esam, galim irgi jas pažiūrėti su dėkingumu, ar ne, nes konfliktinė situacija sako, kad žiūrėk, šitą yra galimybė išspręsti kažkokį tai tau ir kitam svarbų klausimą. Man tai dar dėkingumas yra toks kartu, dėkingumas lygus sąmoningumas. Tas taip pat yra sąmoningas praktikavimas. Ir kaip mes čia kalbėjome anksčiau, kai galvome pakalbėti apie dėkingumą, kad jeigu aš atsikėliau ir galvojau, tai už ką aš čia dėkinga, tai nėra man čia, už ką būti dėkinga ir taip kvėpuoju, ar ne kiekvieną dieną, jeigu atsikėliau, tai kvėpuoju. Bet tada suvoki, kad dėkinga esu už sąmoningumą, kad aš apie tai pagalvojau, kad aš paieškojau to dėkingumo savo ryte, ne savo būsenai. Laura irgi, kaip įvardinai labai gražiai pačioje pradžioje, ryšys, ar ne, tai dėkingumas kuria ryšį. Ir aš tą labai pajaučiu, kuo daugiau aš dėkoju žmonėms, tuo aš daugiau gaunu to atgal, ar ne, ir taip kuriasi tas ryšys. Tas ryšys, jisai nebūna šaltas, jisai būna šiltas, ten atsiranda daugiau dienoje to pozityvo. Ir dar vienas man svarbus dalykas yra, ką dėkingumas man daro, tai jisai kelia arba palaiko mano aukštesnę savivertę. Tai tiesiog praktikuojant kasdienoje dėkingumą pamatau, kas iš tikrųjų vyksta ir kiek dalykų padarau ir kiek dalykų gaunu iš aplinkos, iš žmonių ir suprantu, kad esu reikalinga. Man tai atėjo dar viena mintis, ką dar duoda, sugrįžtant šiek tiek prie to, ką Laura minėjo mūsų pokalbio pradžioje, kai sakė, kad norisi dar. Tai kai norisi dar, darai daugiau gerų dalykų. Man atrodo, kad tokiu būdu mes kuriam tiesiog gražesnį pasaulį. Dauginasi, ar ne? Dauginasi, jo. Ir jis dauginasi. Jo, aš dar gal pridėčiau tą svarbumą, nes vienas dalykas yra, kaip pats jauti tą dėkingumą, bet kitas dalykas, kaip Vaida minėjo, kad išreikšti dėkingumą kitiem. Tai prasme, gal tai nebūtina sakyti tostų ir eilių kiekvieną dieną, bet tas paprastas ačiū arba dėkui pagerina tą dieną ir praskaidrina ir išreiškia tą dėkingumą. Ir prasideda ačiū. Gal neįgalių sakymą, bet ačiū, o paskui jau tokiais gilesniais padėkojimas, kaip frazėmis man labai padėjo tavo skambutis.
arba man labai padėjo tavo palaikymas, arba tai, ką tu pasakėjai, mane padrasino. Va čia jo labai geras kampas, Vaida, kad kai mes išmokstam dėkoti už kažką labai konkretaus, tada kitas žmogus supranta, kad jis iš tikrųjų padarė gerą dalyką. Nes kartais mes patys nematom, kiek daug gerų dalykų padarom, pakol mums kažkas neatsuka to kaip veidrodžio, ar ne, vat, per tą dėkingumo prizmę. Ir čia vat irgi yra geras dalykas, nes kai būnam toje būsenoje, kai abejojam savim, kai nepasitikim savim, kai galbūt šiek tiek nusivylėm kažkuo ar ne savyje, ir kitas žmogus mums padėkoja, tai visai gali pakeisti kardinaliai būseną. Ir va tas pačios, ar ne, sakymas kitam ačiū arba dėkui už labai kažkokius konkrečius specifinius dalykus, mums nieko nekainuoja, bet mes niekada negalim žinoti, kiek kitą žmogų pakelsime į viršų. Čia vat būtent per tą formą, žinai, nes ačiū yra labai gerai, bet per tą ilgesnę, gilesnę formą, tai ir ryšys, kuris jisai stipresnis. Jo, ir aš dar galvoju, tas tiesiog pasakymas žmogui ačiū, tarkim, kad kai ir vėluoji, ar ne, kai sako, nereikia atsiprašyti, kad vėluoji, bet padėkoti žmogui, kad tavęs laukia. Tai išreiškiant per tą prizmę, tą padėką tokią, iš tikrųjų ir įvertini žmogų. Nuėmi fokusą, aš galvoju nuo savęs, nes atsiprašau, kad aš vėluoju, ne, ir daugiau įdedi fokuso į tą kitą, kuris nusprendė tas palaukti, nes galėjo tas niekas nelaukti, šiaip jau. Taip, ir ta prasme, ir per tą padėką, vienas dalykas, tu pripažįsti žmogaus indėlį į visą ryšį ir tuo pačiu ir išreiški dėkingumą. Taip, tai mes pasidalinom jau keletą tokių praktikų, kaip praktikuoti tą dėkingumą, bet galbūt galėtumėm jas šiek tiek sukonkretinti. Kaip galėtų žmonės tie, galbūt, kurie dar nepraktikuoja dėkingumo, pradėti praktikuoti, o tie, kurie praktikuoja, galbūt sustiprinti, galbūt rasti kažkokią naują įžvalgą, kaip dar praktikuoti dėkingumą. Aš tai gal pasiūlyčiau pabandyti paieškoti dėkingumo jausmo meditacijos metu. Tiesiog išsėdėti ir pamedituoti, ir pabandyti išjausti, paieškoti, nes kiekvienam skirtingai turbūt jaučiasi. Ir kiekvienas mes turim kažkokius skirtingus dalykus, už ką mes esame dėkingi. Geras šitas su meditacija, tikrai taip. Aš gal į perfekcionistus kreipiuosi. Toks tokį pažino vardu pavadinu iš serijos. Bet mano patarimas būtų paieškokite, kai galite būti dėkingi savo ir kitiems ne už rezultatą, bet už procesą. Šitas labai geras, labai sunkus ir didelis iššūkis, nes iš tikrųjų yra įprotis jų girti už rezultatą, ar ne, o ne už pastangas. O aš pagalvoju apie tai, kad pabandyti galbūt pasipraktikuoti, padėkoti nedėkojant, ar ne, tai yra nesakant ačiū, esu dėkingas, bet tiesiog per tą tokį konkretų išreiškimą savo dėkingumo, ar ne, tai ko būtent buvo tas žmogus naudingas, ko jisai padėjo, ar ne, kokiu būtent veiksmu prisidėjo prie tavo gerovės. Aš dar gal pridėsiu tam, kad jeigu nesate bandę ir vėlavę, bet pasakę, tą standartinę, atsiprašau, kad vėluoju, pabandykit pakeisti į ačiū, kad palaukit, arba ačiū už kantrybę. Tai tas tikrai duoda labai gerą efektą. Ir tiesiog gal daugiau padėkoti. Gal galima netgi iššūkį pasidaryti, kiek kartų per dieną pasakyti ačiū yra, arba dėkui, ir kiek tas yra automatinis toks tiesiog pasakymas, ar net atsiskaitai už prekes, gauni čekiuką, sakai ačiū ir bėgi toliau, o kiek yra truputėlį toksai gal, iš tikrųjų ačiū, toks nuoširdus. Nors dabar galvoju, kai gauni čekį, nežinau, kiek ten tas nuoširdus, nenuoširdus, čia gal irgi tokia, nežinau, keistas gal išskirimas. Mandagumas gal mandagumas ir toksai išjautimas, gal čia riba yra. Bet kad jau sukam antrą ratą, Laura, ir atliepiant tavo tą ačiū su čekiu, tai galvoju, o kiek būna kitų situacijų, kai mes pagalvojam ir tik pagalvojam, kad, pavyzdžiui, pardavėjos aptarnavimas buvo ypatingai geras. Arba kad galbūt visi šiandien buvo surūgę aplinkui jūs, bet viena vienintelė pardavėja, kuri davė jums čekį,
buvo su šypsena. Ir mes pagalvojam, tą jausmą savo, ne, oi, kokia faina, ar ten koks jis fainas, ar ten koks praeivis gatvėje galbūt, ar ne, nežinau, praleido jūs ten su mašina, kad praeitumėt, nes lyja. Ir pagalvojam, kad kaip faina, bet niekada neparodom to kitam žmogui. Tai va, tos situacijose pagauti save ir įgarsinti savo mintis ir pažiūrėti, kasgi iš to gaunas. Tai viską čia gražiai minėjot, nelabai ką turiu ir be pridėti, tik tai gal tada dar kartelį tiems, kurie visai nepraktikuoja dėkingumo, ar ne, tai pradėti nuo tų techninių dalykų. Ką galite padaryti, tai įsirašyti kiekvieną dieną po 5, po 10, kiek jau jums išeina dalykų, už kuriuos esate dėkingi. Ir tai padaryti ryte arba vakare, geriausia pririšti prie vieno laiko, tada nepamiršite. O jau šiek tiek pasipraktikavus prisiminti ir pritaikyti tai kasdienybė, ar ne? Tai ne tik tai, kad rašyti, bet ir sąmoningai tą įsivardinti. Na, užbaigiant noriu merginos apsukti ratą, tiesiog su palinkėjimu mūsų klausytojams. Ką jums palinkėtumėte kitais metais? Aš tai palinkėčiau sąmoningumo, dėkingumo ir palinkėčiau laiko savo. Man atrodo, taip norisi čia visko prilinkėti. Dabar reikia kažkaip atrinkti ką. Tai aš gal palinkėsiu tiesiog būti kitais metais šiek tiek geresniu žmogumi, negu buvo šiemet. Nes kiekvienas tą galim. Ir patirti laimės. Dar truputėlį daugiau, negu patyrė šiais metais. Na, o man šiandien visą dieną sukasi galvoje mintis, tai aš ko gero ir palinkėsiu visiems pastumti, kada to reikia, ar ne, ir sustabdyti, kai to būna per daug. Tai išmokti gyventi balansą. Ir tuo pačiu noriu padėkoti jums visiems nuo mūsų už tai, kad mūsų klausotės, kad mūsų prenumeruojate ir kad esate, ir kad tiesiog esate, ar ne, esate su mumis. Tai ačiū jums ir iki kitų metų. Ačiū iki. Ačiū, kad klausėte naujausio Keičiam temą pokalbio. Jei mūsų pokalbėje radote vertės, kviečiame jo pasidalinti su bičiuliais ir artimaisiais. Tinklalaidė Keičiam temą galite rasti YouTube, Spotify ir Apple Podcast.